lūputes pasidažyti, nes įrašas eina, akinius pasitaisyti. Gerai, tai aš iš karto dalinu skaidrės. Oi, pirmai jas būtų buvę gerai susirasti prieš dalinantis. Taip, užsišau. Suaugusius besimokantysis. Taip, viskas bus. Gerai, kaip įsivaizduoju, matote? Matote skaidrės ar ne? Dabar matom. Taip. Gerai. Tai man patiko kažkada Facebooko buvo juokas, kai prasideda nuotoliniai mokymai, jie prasideda spiritizmo seansu. Ar jūs mane girdite, ar jūs mane matote? Jo, tai koks yra šių dienų suaugęs mokinys, arba besimokantysis, aš iš besimokančio į mokinį parašiau, nes suaugęs vis tiek mokinys, kaip pas mus sėdė jau, ar kad nors mokosi, kaip esam sakę, tai yra Jablonskio sugalvotas žodis mokinys, kuris sužinojo, eidamas kaimo keliuku ir sutikęs artoją, kuris arė ir klausė, ar gerai tas jūsų arklys arė. Ir tas atsako, na, dar nelabai, jis dar tik mokinys. Tas arklys buvo, kuris arė. Tai va, iš ten Jablonskis pasiėmė tą žodį mokinys. Bet kas mokosi. Gerai, bet čia ne apie tai pasaka šiandien. O apie tris pirmasias dabar tas paskaitas. Tai dabar apie suaugusių mokinį tas šiek tiek per savybės, motivaciją ir elgesį. Paskui antra bus 11:25. Dar pranešime, patvirtinsime, žinoma, kad bus kviečiami dalyvauti. Ir trečia, Roma Koncevičienė pasisiūlė, nieks jos nevertė, jinai buvo pilno proto, kai pasisiūlė. Jo, suaugusieji nenori būti mokomi kaip vaikai. Tai, bet matot, visos tos trys temos iš tikrųjų visos yra apie tą suaugusiųjų mokinį. Nu, va, kita vertus yra apie mus pačius, tada mūsų santykis su tuo suaugusiu mokiniu. Tai prisipažinsiu, ranką ant širdies padėjęs, kad aš pasikonsultavau su dirbtiniu intelektu. Norėjau sužinoti, kas naujo. Jo, paprašiau irgi va tokią formą, suformulau temą ir pasižiūrėjau, kad plus pridėtų ir informacijos šaltinius, iš kur paėmė. Tai tiesą sakant, nieko naujo jisai ten ir nepasiūlė, tai mes viską labai neblogai žinome, keletą naujesnių tyrimų, bet kurie tik patvirtino ir tai, kad tas, kas iš tikrųjų anksčiau jau yra buvę. Tai šiandien mes pasikartosim daugmaž, nes daug kas iš tikrųjų ir ten to dirbtinio intelekto pasiūlyta, ateina iš Naulso, žinoma, bet ir plus papildomi kažkokie tyrimai. Dabar tai, ką Naulsas vadino, koks yra suaugusiųjų mokinys, tai dabar sakoma, kad jis ne tiek yra, kiek tai yra jo prielaidos apie tai, koks galėtų būti suaugęs mokinys. Angliškai tai assumptions. Ne tai, kad taip yra, bet tai yra tokios nuostatos, kad taip galbūt galėtų būti, bet tyrimai rodo, kad iš tikrųjų nemažai taip ir yra. Tai einam iš karto dabar į tos jo savybės, ko jis pasireiškia, ko pasireiškia tas suaugusių mokinys, tai autonomija ir savarankiškumu.
sako, kad suaugusieji nori kontroliuoti savo mokymosi procesą. Taip sakant, ir ką mokytis, ir kokiu greičiu mokytis, ir kokiais metodais mokytis. Ir mums, kaip mokytojams, yra svarbu suteikti galimybės. Taip, nuspręsti, aptarti, pasitarti ir sudaryti galimybės. O čia yra, mes galim sakyti, taip, 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 bet mes pastebim, kad, bent jau aš pastebiu, manau, kad ir jūs pastebit, kad jeigu suaugęs mokinys besimokantysis ateina mokytis naujo dalyko, jis visiškai nėra savarankiškas. Jisai pasijunta ir mes jį matom kaip pradinuką, kuris atėjo pradinę klasę ir mokosi rašyti. Kitaip sakant, jis būna dažnai pasimetęs vietoj to, kad būtų savarankiškas, jį reikia imti už rankos ir vesti. Va, tai tą reikia nepamiršti, kad ne visi suaugusieji iš tikrųjų yra savarankiški mokymosi procese. Ar tai, kad gyvenimo patirtis yra, jie turi gyvenimo patirtį ir ta gyvenimo patirtis reikia išnaudoti kaip išteklių jam pačiam ir visai grupiai, su kuriam mes mokomės. Turi gyvenimiškas profesinės švietimo patirties, kuri galbūt pritaikyta. Ir vėl čia yra taip, ir mes turim tai išnaudoti, bet jeigu kas dirbat su profesinėm mokyklom, su profesijos mokytojais, galite patvirtinti, kad ankstesnė patirtis dažnai gali būti kliūtis. Kitaip sakant, tas žmogus, žiūrint prie to, nuo jo nuostatų į mokymąsi apskritai, jisai gali prieštarauti, kad tai, kaip yra mokoma, yra neteisingai, nes jis daugybę metų jau daro, jisai žino, kaip reikia daryti. Jis tai galbūt tikisi, kad jam kaip nors va taip, kaip reikia, gal ką nors galima biški kitaip patobulinti. Ir dažnai nepriima to, kad kitaip reikia, apskritai reikia kitaip daryti, kitokias technologijas, kitokius metodus taikyti ir panašiai. Tai vat viena vertus taip, bet kita vertus yra visada ir kita pusė dar. Ta irgi reikia užmiršti, kad kartais tas gali būti trukdis. Paprastai jie turi tikslą kažkokį, tai mokosi kažkokiu tai tikslu jis atėjo. Ar tai karjera, ar tai dėl šeimos, ar tai asmeninio augimo. Dažniausiai nėra tiesiog mokytis dėl to, kad noriu mokytis. Tai čia taip retai būna. Būna, matau, Vilija pakraipė galvą, iš karto reaguoju. Taip žinoma būna ir žmonių, kuriem patinka mokytis ir jis negali sustoti mokytis. Tai taip. Bet dažniausiai tada mokymasis yra irgi vis tiek tikslas. Jo, aš noriu mokytis. Tai jis vis tiek eina mokytis su kažkokiu. Dažniausiai tik toks tas tikslas yra, po to mes dar prie to prieisim. Jo, ar tai yra augti ar gauti popieriuką. Jo, tai čia yra labai skirtingi tikslai. Tada jo motivacija, prie motivacijos dar prieisim. Dažniausiai nori mokytis, jeigu eina mokytis žmogus, jeigu savo norų nevaromas, bet jeigu eina savo norų, tai paprastai jisai nori išmokti tai, kas jam yra naudinga, kas gali padėti jo išspręsti jo šiandienos esančią kylančią problemą. Jo, nemoku tą padaryti, noriu padaryti, neišeina, einu pasimokyti. Arba žiūriu YouTube, kur kas nors yra, ką nors idėjas, kaip tai padaryti. Bet nesvarbu, kaip, aš vis tiek mokausi. Ar nueinu į kažkokius susirašau kursus, ar YouTube ieškau, kaip tai padaryti, kaip aš dažnai dabar darau. Ypač su tapybos reikalais, su meno reikalais. Va, tai mes, kai kalbam apie tos sprendimus, tai ta teorija, jeigu mes duodam teoriją, ta teorija turėtų būti praktiška. Kitaip sakant, jin turi padėti išspręstas problemas. Kitos, čia tęsiam toliau, čia tiesiog, kad nebūtų per daug teksto vienoj skaidriai. Tie mūsų mokiniai patiria labai daug spaudimo, vienas iš jų yra laiko ir prioritetų. Taip sakant, yra daug įsipareigojimų šalia mokymus. Yra šeima, darbas,
dar ir norisi ir laisvalaikį turėti, ir pasportuoti, ir televizorių pažiūrėti, ir dar ką nors padaryti. Ir visam tame reikia dar įterpti laiką mokymuisi. Tai va tas spaudimas, jisai labai ryškiai matosi. Nes visos 24 valandos, kiekvienas iš mūsų išnaudojam visas 24 valandas. Visos sekundės yra išnaudotos. Tai klausimas, kam? Tai vadinasi, reikia kažką nedaryti, jeigu nori paskirti laiką tam, ką nori. Jeigu kažkam nori pasakyti taip, tai kažkam turi pasakyti ne. O tam ne, dažniausiai nesinori pasakyti, nes yra įprasta pažiūrėti televizorių tam tikrų laikų, ten, ta prasme, yra susiformavę įpročiai jau. Tai reikia keisti savo gyvenimo būdą, vadinasi, nelabai norisi tą daryti. Dėl to kyla problemų. O lankstus, ta prasme, jis nori, kad būtų mokymasis lankstus. Jo, tai prasme, kad galėtų galbūt ir online, ir hybridinis mokymasis, ir vakarais, galbūt. Nu, savaitgaliais tai aš dar tokio neradau. Jo, dabar kitą savaitę mokytojo atostogos ir aš lietuvių kalbos mokau rusakalbius mokytojus naujoje Vilniui, tai jie kitą savaitę pamokų nenori lietuvių kalbos. Ja, čia ne tik nesa. Taigi atostogos, nesakau, atostogas yra kvalifikacijos tobulinimui skiriama. Ne, tai mes čia išvažiuosime, čia į Baltarusiją. Kokią Baltarusiją sieną uždarė vakar? Bet tada dar nežinojo. Nesvarbu. Bet ta prasme, į kapus reikia, ten atsiranda daug visokių atsikalbinėjimų, mes juos visus puikiai žinome. Ne? Na, bet tai ta prasme, bet mes nori, kad būtų lankstu, jeigu tai čia, gal galima, negalima, gal galima nukelti, gal galima anksčiau, gal galima vėliau, tai va tokių visokių bus visą laiką. Nereikės kažkaip prie to derintis. O yra problema kartais su pasitikėjimu savimi. Kai kurie labai pasitikė savimi, mano, kad jie ir taip viską žino, ir gali pamokyti mokytoją, tai čia su to irgi esam susidūrę. Net kitas variantas yra, kai jie, esmė, ypač kai rezultatai anksčiau buvo nelabai kokie mokymosi, jie atsiranda, ta prasme, abejonės, ar pavyks, ar išeis, ar man pasiseks, ar bus labai sunku ir taip toliau. Tai. Bet jeigu sekasi, jeigu kažkokie tarpiniai rezultatai, kažkas tai pasiseka, išeina, pradeda pagauti, pradeda sakymus formuluoti, prasidranda gebėjimas kažką padaryti, kažkas išeina, motivacija atsiranda. Žinai. O jeigu užstringa, tai motivacija, žinoma, tada labai krenta ir labai dažnai tiesiog meta, nes mato, kad negali. Bent jau mano, kad negali, nes atėjo, kad negalėsiu, vadinasi, mokosi taip, kad negalėtų ir patvirtintų, kad negali. Nes savaime įsipildančios pranašystės ratą patenka. Tada sako, nu ar nesakiau, kad negaliu, nu ir viskas, ir meta. Tai va, tai mes turim tą vidinę motivaciją iš tikrųjų yra, kai traukimo motyvai, kai noriu kažko, ir tai gali būti asmeninė savirealizacija, pasitenkinimas, pasiekimu, savivertės didėjimas dėl to, kad aš kažką naujo išmokau ir panašiai. Bet iš kitos pusės yra tie išoriniai arba stumimo motyvai, kitaip sakant, reikia. Ir čia gali būti dėl to, kad karjera, dar dėl to, kad nori didesnio atlyginimo, pareigų, gal reikia keisti veiklą. Reikia sertifikato, įrodymo, kad baigęs vidurinį mokslą, čia va tiem, kas suaugusiųjų mokymosi centruose, nes darbdaviai dabar reikalauja bent jau kokio nors išsilyginimo ir tas pasidaro irgi spaudimas. Keičiasi technologijos, dėl to reikia kažką keisti, ta prasme mokytis. Bet tai nėra stabilu. Tai motivacija vidinė nebūtinai lieka vidinė, iš vidinės gali pereiti į išorinę.
iš išorinės, ta prasme, nu, dėl noro, aš norėjau kažką padaryti, pradėdamas tą daryti ir gali pamatyti, kad tai gali padėti jam pasiekti ir kitus tikslus, kitaip sakant, gali padėti jam karjerai, gali padėti darbo keitimui. Tai, ką jis tiesiog norėjo daryti dėl savęs, gali tapti jam ir to išorinio motyvų papildančių. Gali būti priešingai, kaip buvo tas, dėl kažkokios prievartos atėjo žmogus į tą, nu, prasme, kai nebūtinai prievartos, bet poreikio, išorinio poreikio, pavadinkim, bet pradėjęs mokytis gali pagauti kablį, jo, gali pradėti patikti tas, gali tai išsivystyti į vidinę motivaciją. Ta prasme, geriausia žinoma yra, kai yra ir vidinė, ir išorinė motivacija. Iš tikrųjų, tyrimai rodo, kad suaugusieji dažniau, ne visada, bet dažniau ir netgi dažniausiai ateina mokytis dėl išorinių motyvų. Kitaip sakant, dėl to, kas yra, kas susiję su įvairiais tais, vat, su reikia. Dėl to, kad reikia. Jo, šeima pagausėjo, reikia daugiau pinigų, apskritai reikia daugiau pinigų, kaip čia dabar aš visą laiką toj pačioj vietoj, reikia kažką pakeisti. Ta prasme, tas išorinė motivacija dažniau iš tikrųjų yra žymiai dažnesnė negu vidinė. Nu, išskyrus atskirus tam tikrus atvejus, sakykime, kaip trečio amžiaus universitetai, kur jau dauguma tikriausiai Vida galėtų patvirtinti arba paneigti, jie ateina daugiau būtent su vidinė motivacija, nes jiems reikia. Bet tas reikia yra nebūtinai eina mokytis, kai atsimenat, mes kalbėjom anksčiau apie Ileris motivacijos trikampis. Trys svarbus elementai yra žinios, gebėjimai, ta prasme, kažko išmokti. Kitas dalykas yra santykiai. Ir trečias dalykas yra emocijos. Tai va tas trys dalykai yra labai svarbus, bet ne visada, ne visų yra pats mokymasis yra pats svarbiausias, kaip trečio amžiaus universitetui yra daugiau svarbesnė antri du motai, prasme bendravimas, susitikimas ir teigiamos emocijos, kurias gauna iš to susitikimo ir buvimo. Tai, kad kažką sužino, irgi yra smagu, bet esminis motyvas yra ne tiek pažinimą. Visko yra žinoma, bet vat, statistiškai žiūrint, tai daugiau taip. Tai va, dabar aš ateinu prie jau, noriu įtraukti jūs į šią kitokią veiklą irgi, kad jūs ne tik tai klausytumėtės, bet ir kažką parašytumėte. Tai ką mes, kaip suaugusiai mokiniai, kad va, galėtume padaryti, kad prie tos išorinės prisidėtų vidinė motivacija ir priešingai prie vidinės prisidėtų, kitaip sakant, kad susijungtų tie du. Ir svarbiausia, kad motivacija nekristų. Kad jau žmogus atėjo motivuotas, kad jisai ta motivacija nekristų. Tai paprašysiu jūsų dabar nutrauksiu dalinimas ir kas turite minčių, iš karto galite rašyti į pokalbio langą. Labadiena, matome ir girdime, faina. Jo, tai kam kokias mintis kyla, tai biški pagalvoti reikia, žinau. Ką mes galim padaryti, kad prie išorinės prisidėtum vidinę motivaciją, prie vidinės ir išorinę, kad motivacija apskritai nekristų.
Mhm. Vilma rašo parodyti perspektyvą, kitaip sakant, ką galėtų duoti tas mokymasis, jo, kokia nauda jam galėtų būti iš to ar jai mokymosi. Mhm. Marija sako, mokymosi procesas turi būti malonus ir įdomus, turi jausti, kad daro pažangą. Mažiau rūpintis, kaip išeiti savo programą, daugiau galvoti ir veikti taip, kad mokiniui būtų naudinga. Mhm. Įdomus ir kokybiškos, sudominantis, uždegantis mokymo procesas su pavyzdžiais, bandymais, praktinė veikla, patirti mokymosi sėkmę, mokinių pirmiausiai paklausti, kokia jų motyvacija, pagal tai parinkti mokymosi metodus, lankstus mokymasis. Vidinė motyvacija puošia daug išorinės motyvacijos faktorių. Nu taip, žiūri naudos, kam man to reikia ir kas iš to. Tai reiškia, reikia duoti tą, ko jam reikia. Ne? Nes buvo klausimas, ką mes galim padaryti. Mes šitą mes žinom, bet klausimas, ar mes visada duodam tą, ką jam reikia, ar tai, ką mes mokam patys. Sudaryti lankščias mokymosi sąlygas, atsižvelgiant į skirtingą amžių, geografinę padėtį, besimokančių mokėjimo lygį ir gebėjimą mokytis. Nu, Jolanta, kaip sudėliojo akcentus. Kaip skaitydama kita mano skaidrė. Kaip įsivaizduoju, vyksta spausdinimo procesas dabar. Mokytis kartu su besimokančiais, sako Roma. Stiprinti, tai taip, bet klausimas kaip. Pataisos namuose suaugusių mokymas dažniausiai būna viena motyvacija - praleisti laiką, gauti paskatinimus ir tik tai kai kuriems reikalingas tam tikras išsilavinimas ir profesija. Jo, man patiko, kai kažkada sakė iš kalėjimų departamento, kuris atsakingas už mokymus, ar čia Roma buvo, nebeprisimenu, kad kalėjime nėra nedalyvavimo problemos. Dalyvavimas mokymuose yra 100%. Jo, jiems yra svarbu toks jų motyvas, taip, praleisti laiką, kitaip negu kamerai. O kai kurie dar ir išmoksta šitą. Tai ir ačiū Dievui. Roma, kaip ten tau su tas irgi panaši situacija pas tave, Tai dirbant patvirtinu kalėjime? 100%, kad ne mano čia žodžiai buvo, kad nėra nedalyvavimo problemos, jau turbūt iš kalėjimų departamento jums kažkas tai Jo, jo. sakė. Bet
Na taip, ką sako, vat parašė, čia tiksliau Alfonsas yra absoliuti tiesa, bet aš galvoju, kad tai irgi yra motivacija. Tam tikroj Taip, situacijoje, tam tikroj erdvėje, tokioj, vat, būnant ypatingoj vietoj, galbūt ir laiką praleisti yra geriau nei būti ten, kurie būna nuolat kameroje, ar ne? Tai mokykla yra ta vieta, kur jie praleidžia laiką, galbūt tai motyvacija išorinė, bet tas laikas tas vertas tikrai daugiau, nei būtų jis praleistas kažkaip kitaip. tai va, taip, ačiū. Nu, dar kokių porą minčių norėtume sulaukti ir tada galėsim važiuoti toliau. Nu, pastebiu, kad jau ne išseko mintis turbūt, nes mano laikas žiūriu į savo laikrodį, nes 15 minučių liko čia. Iki 16 valandos mano scenarijuje buvo būtent šitas rašymas. Tai va, aš dabar vėl tada dalinuosi. Ačiū visiems, kas parašėte. Mes tą perskaitėme ir įgarsinome jau, tai dar kartą neskaitysiu. Tai tiesiog einam toliau. Čia, prasme, mes daug ką galim padaryti. Tai motyvacijos įtaka elgesiui. Nuo motyvacijos priklauso įsitraukimas, kiek jie bus įsitraukę. Nu, kuo didesnė vidinė motyvacija yra, tuo bus didesnis įsitraukimas iš tikrųjų. Nu, jeigu išorinė motyvacija ir yra duodama tai, kas jam reikalinga, pagal tai, kam jisai atėjo mokytis, kad ir išoriškai spaudžiamas, įsitraukimas vis tiek bus didelis. Svarbu, kad būtų motyvacija. Jeigu yra motyvacija, yra ir įsitraukimas. Nesvarbu, ar vidinė, ar išorinė. Vidinė padidina. Dabar elgesys dėl išorinės motyvacijos. Yra problema, kad jeigu yra tik išorinė motyvacija, tai dalis elgesio gali būti grinai, kaip tai vadinama, instrumentinis. Jis sakant, jis mokysis ar ji mokysis tik tiek, kiek būtinai reikia tam, kad gaučiau sertifikatą, pažymėjimą. Nu, nes tikslas yra iš tikrųjų dažniausiai būtent tas popierėlis, kurį atnešęs į darbą, aš galiu parodyti, taip, va, aš jau baigiau kursus, jau viskas tvarkoja, dabar jau man pakelkite atlyginimą ar dar ką nors. Kad galima matyti ir užsienio kalbų mokymuose, tai vieni matosi, kad tikrai, nu, tai yra, va dabar aš ką lietuvių kalbos mokau, tai matosi, kaip vieni nori, kad nori ir sako, aš labai noriu išmokti lietuviškai. Dar sunkiai sekasi, bet labai noriu ir deda pastangas. O kiti matosi tiesiog, o ateina, praleidžia laiką, naudingai praleidžia laiką, negali sakyti, kad trukdo, viskas tvarkoja, bet pastangų, kad matytum tokias labai ryškiai dedamas pastangas, ne visada yra. Tai tokių yra turbūt visose grupėse. Ir, ir kitokių. Yra problema, mums ta motyvacija dar yra susijusi, tai veda prie skirtingų lygių, arba kitaip sakant, iš skirtingų lygių gali ateiti. Nes vieniem mes tai dažnai grupėse turim, vieni ateina su aukštesniu išsilavinimu ir aukštesniu gebėjimu mokytis, kiti su žemesniu išsilavinimu, su žemesniu gebėjimu mokytis, arba tiesiog žemesniam lygyje. Yra ne dėl to, kad jis nemoka mokytis, tiesiog jo startinė pozicija tokia yra. Jo, nes kai kurie ten, sakykime, vėlgi aš į tą savo grįžtu į tą lietuvių kalbos mokymus, tai vienos atvažiavusios ukrainietės, jų startinė pozicija lietuvių kalbos mokėjimo yra labai žema, praktiškai nulinė. Vieną kitą žodį žino. Tos, kurios ten jau daug metų gyvena Lietuvoje, jos tikrai supranta.
ne visada gali pasakyti, bet iš tikrųjų supranta. Tai visai kitas lygis, o trečias lygis yra tokios, kurios jau visiškai neblogai kalba lietuviškai. Ir va, tu turi grupėje tokią įvairovę nuo pradinukų iki pakankamai aukšto lygio jau turinčių mokinių. Ir dabar biški yra problema su jų motyvacija, tada, ar ne? Jeigu man tie jau padarė, o aš dar tik tai ten pradžioj kelis žodžius radau teisingai, kad dar net nežinau, ar aš teisingai juos įrašiau. Ir aš trukdau, kažkaip pradeda jaustis lyg tai trukdantis mokymuisi, neseniai kiti padarė. Arba tie, kurie jau labai prasimušę yra, jie labai greit padaro, jiems pasidaro nuobodu. Jo, jie jau padarė, mes laukiam, kol kiti padarys. Tai va ta problema yra, aš nežinau, kiek kitose mokymuose, nu, kai mes ten su mokytojais dirbam, dar ko, tai taip nebūna, žinoma, bet pasitaiko vis tiek skirtingas tas greitis ėjimo ir, ir skirtingas motivacijos lygis. Motivacijos pokyčiai, kaip sakė, motivacija gali keisti. Ir tas motivacijos pokytis daro įtaką elgesio pokyčiui. Pradeda sektis, atsiranda motivacija, atsiranda didesnis mokymasis, užsisuka teigiamas savaime įsipildančios pranašystės ciklas. Jo? Dedu pastangas, man išeina, patenkintas, dar dedu pastangas, man išeina, aš esu patenkintas. Jo, suka tą teigiamą gratą, arba dedu pastangos neišeina, stengiuosi vis tiek neišeina ir tada spjaunu ir metu, tai ir motivacija krenta. Nu ir tęstinumas yra tada nuo motivacijos labai smarkiai priklauso, kiek žmogus tęs tą mokymąsi. Tai va, aukšta motivacija, tas palaikymas, reikšmingos žinios, jo progresas kažkoks tai tvarkoj, žmogus tada, kaip sako, suaugusiai gali ištverti sunkumus. Jeigu jis mato progresą ir kad jam eina, tada viskas tvarko. Bet jeigu jam vis kasdien susiduria su naujais barjerais, su nesėkmėm ir nu, tiesiog fiziniais barjerais gali būti šeimoje problemas, dar kur nors patys įvairiausi gali būti trukdžiai, kurie gali numušti tą motivaciją žmogaus. Mes galim matyti, kaip ta motivacija keičiasi tiesiog. Vėl aš to per kiekvieną pamoką. Mažiausią progresą pastebėjęs iš karto. Super, jėga, kaip gerai, žiūrėkit, kaip jums išėjo, kaip pavyko sakinį padaryti, kaip pavyko sukonstruoti, kaip mes jau šauniai šiandien pažengėm į priekį. Tai vat, kai tai bendrauji su jais, tai matosi, kad jiems norisi toliau tada daryti. Taip, kokios kliūtis yra. Ta mes irgi jau 100 kartų tos kliūtis per visus tyrimus yra iš tikrųjų įvardintas. Tai vienas dalykas tai prioritetai. Nu, dažnai tai nėra įvardinama prioritetus. Aš čia pridėjau žodį prioritetai. Atseit dažniausiai yra, kad nėra laiko. Nu, dažniausias pasiteisinimas yra nėra laiko. Kitaip sakant, spaudžia įvairias kitokias atsakomybės, kurios yra. Bet tai tik reiškia, kad mokymasis nėra prioritetas. Jeigu mokymasis yra prioritetas, laiko visada atsiras. Jo, kitaip sakant, tu nedarysi kažko kito. Vadinasi, tai nėra prioritetas. Kai pasako, kad nėra laiko, nėra prioritetas. Tai lygu. Dažniausiai kitas pasiteisinimas, priežastis, tai yra finansiniai ištekliai. Taip, žinoma, kainuoja. Kartais ne. Tai aš šitos pirmus 4 aš juos įvardinu ne tiek kliūtimis, kiek tinkamais pasiteisinimais, kodėl nesimoko. Jo, tinkamas priimtinas pasiteisinimas. Nors kartais, žinoma, ne kartais. Tai yra ir tikros kliūtis, visiškai tikros. Bet
Nemaža dalis turi atsako, kokios kliūtis yra, atsako, kadangi yra pasirinkimas ir tai yra normalus, tinkamas pasiteisinimas, kodėl aš nesimokau. Nebūtinai tai yra tikra kliūtis. Didesnė bėda yra savivertė, klausimas ir baimės veiksniai. Jo, tai yra tai, ką mes įvardinam, kad tai yra jau per vėlų man kažko mokytis, ką man ten čia besimokyti, jo, tegul jauni eina mokytis, man jau pensija ant nosies, tai ką aš jau užimsiu vietą, galbūt toje vietoje geriau kas nors kitas pasimokytų ir panašiai. Na ir kita vertus, tie, kurie yra seniai išėję iš to mokymosi, nedalyvavę, daug metų nedalyvavę mokymosi jokiuose, jie patiria tikrą baimę, kad jiems tikrai gali nesisekti, kad bus sunku ir kad nepasiseks. O, čia dar tokia įdomus, dar kitas pasiteisinimas, trūksta informacijos. Tai čia irgi kartais iš tikrųjų trūksta, bet tiesiog tyrimas, atsimenat, Stratos darytas tyrimas parodė, kad tik tai 10% gyventojų aktyviai ieško informacijos apie mokymus. Ir jie randa. 90% neieško informacijos, bet pasiteisina, kad jos nėra. Tik 10% aktyviai ieško informacijos. Ir tie 10% yra tie, kurie dalyvauja mokymėsi. Atsimenat, kiek yra, koks procentas? Jo, tas 4 savaitės. Tai va, apie 10% ir yra. Tą mes ir turim. Va, kitas dalykas yra, kokia yra problema su mūsų suaugusiaisiais. Tai tas tyrimai, kuriuos mes, paskutinis tyrimas ypatingai nuvilintis. Apie jį mes jau esam kalbėję. Apie raštingumą, suaugusių raštingumo tyrimas. Jo, kitaip sakant, Lietuvos suaugusių raštingumas yra žymiai žemiau vidurkio Europos Sąjungos, kitaip sakant. Mums tai atrodo keista, mes manom, kad pas mus visi išsilavinę Lietuvoje, daugiausiai aukštai mokslo turinčių žmonių, su diplomais, didžiausias procentas Europoje yra Lietuvoje turinčių diplomų, bet tai nieko, kitaip sakant, rodo, kad tas diplomas nelabai daug prideda prie raštingumo. Ir ten kaip tik yra kelios tos schemos, kurios rodo, būtent tai ir patvirtina, kitaip sakant, atsakymai tų, kurie yra su aukšto išsilavinimu, mažai skiriasi nuo atsakymų tų, kurie yra su žemo išsilavinimu. Žirklės atsakymų, teisingų atsakymų ir neteisingų atsakymų žirklės yra nedidelės. Kitaip sakant, tas aukštasis mokslas bendram raštingumui didelės pridėtinės vertės neduoda. Tai rodo, kad yra to raštingumo trūkumas ir tas raštingumo trūkumas, jisai veda prie nenoro mokytis. Arba blogų rezultatų mokymuose, kitaip sakant, neėjimo pirmyn. Va, ir kokias rekomendacijas duoda tenai, sakykime. Dirbtinis intelektas, mes patys irgi visokių rekomendacijų turime, bet man buvo įdomu, kągi mūsų dirbtinis intelektas rekomenduos Lietuvos kontekstų. Stebėti motyvaciją mokymosi metu, kitaip sakant, žiūrėti, kaip jinai kinta ir reaguoti į krentančią motyvaciją, ieškoti, kas atsitiko, kodėl žmogaus motyvacija krenta arba grupės motyvacija krenta. Žinoma, palaikyti ryšį su realiu gyvenimu ir darbu. Kitaip sakant, mūsų programos turi būti nutaikytas tam, kad būtų susijęta su tuo, ką žmonės daro, kas yra iš tikrųjų jiems reikalinga, ką mes pradžioje jau įvardinom ir ką jūs čatuose irgi įrašėte. Dabar daug tų nuotolinių mokymusi ir mes čia visi esame mokytojai, visi tos nuotolinius mokymus beveik visi vedame ir mes jau esame įsisavinę, bet daugam yra dar problemų.
su tuo nuotoliniu mokymusi ir su technologijom. Vadinasi, reikalinga parama, pagalba ir mokymai, kaip naudotis. Galų gale, kaip efektyviai dalyvauti tame nuotolinėme mokymesi, kai jis vyksta nuotoliu. Žinoma, tas vat mums, bet yra problema, žinoma, kad yra grupėje yra daug žmonių ir jų visų prioritetų, laiko prioritetų nesuderinsi. Čia neįmanoma misija yra. Bet Jolanta galėtų pasidalinti čia, ponai, tai aš jau prieš kelis metus per COVID pabaigoje mes tą aptarinėjome su Jolanta, kaip, kai prasidėjo COVID ir prasidėjo nuotoliniai mokymai, Jolanta pastebėjo, kad tie, kurie dažnai praleisdavo pamokas, fizinės pamokas, nemaža dalis tokių, kurie praleisdavo fizinės pamokas, puikiai dalyvaudavo nuotolinėse pamokose. Kitaip sakant, jiems buvo tikra kliūtis fizinis patekimas į mokyklą. Jo, grįžti, pareiti kažkur, bet nuotoliu jisai galėjo dalyvauti. Kita dalis tų, kurie fiziškai dalyvaudavo ir visada atvykdavo į pamokas, kai prasidėjo nuotoliniai mokymai, nemaža dalis tų atkrito. Kitaip sakant, jie pradėjo mažiau dalyvauti mokymuose. Paaiškėja, kad jiems reikalinga ta kasdieninė rutina, kasdieninis spaudimas. Aš turiu eiti į pamokas, turiu dalyvauti pamokose. Jeigu nereikia eiti pamokose, vadinasi, galiu iš viso nedalyvauti. Taip sakant, yra mūsų grįžimas prie fizinio mokymosi. Reikia pagalvoti, ar visada yra teisinga grįžti vėl vien tik tai prie fizinio mokymo. Galbūt yra situacijų, kada reikia turėti ir nuotolinį mokymąsi tiems, kurie iš tikrųjų galimybę sudaryti, dalyvauti, tiems, kurie fiziškai negali atvykti į mokymus. Jie nori, bet tiesiog negali. Arba laikas yra netinkamas, arba vieta yra netinkama. Mūsų vaidmuo, mes jau patys, ką tik pasakėm, mūsų vaidmenį jau įvardijom. Jo motivacijos dalykai yra labai svarbus ir arba mes galim prisidėti prie jų motivacijos, arba galim padaryti, kad tas motivacijas visai neliktų. Priklausoma nuo mūsų elgesio. Daug kas irgi priklauso. Kaip mes matom, kaip mes reaguojam, kaip mes įvertinam, paskatinam, padrasinam ir panašiai. Ir kaip priderinam savo tas mokymo programas ir mokymus prie realių jų poreikių. Ir didinti vienišumą ir informatumą, sako dirbtinis intelektas. Tai jau laikas savo mano ištiksėjo. Aš čia dar gale pridėjau, aš įdėsiu paskui šitą, pasidalinti galėsime skaidrės irgi tą, ką aš dėjau. Čia yra straipsnių keletas iš naujesniųjų apie motivaciją, apie suaugusiųjų mokinius, charakteristikos suaugusiųjų mokinių ir taip toliau. Motyvacijas įtaka suaugusių asmenų nuolatiniai mokymosi VDU, matote, suaugusių profesinio mokymosi motyvai, motyvacijos barjerai, vėl Vytauto Didžiojo universiteto yra keletas straipsnių. Tai galite pasižiūrėti, jeigu kam įdomiau, daugiau pasigilinti, nes aš čia daugiau tik paviršiuje praėjau. Taigi, jeigu turite klausimų, mielai dar atsakysiu. Arba kartu atsakysime vieni kitiems, nes mūsų čia kompetencijos labai daug yra. Ačiū, buvo labai malonu jūsų klausytis. Malonu, ačiū. Tai buvo įdomus pranešimas.
tai čia. Ačiū. Ja, gerai, tai dėkui visiems, kurie dalyvavote. Šitas mūsų mintis aš irgi paimsiu, jas įkelsiu ir į skaidrės įdėsiu tai, ką jūs parašėte. Nu, įtalpinsiu aš, kai išsaugo įrašas, tiesa, Inga, pas tave bus. Pas mane nebus. Čatai bus pas tave. Matau, gerai pažiūrėsiu. Tai ta prasme, ten, kai įrašas yra, būna ir čato įrašas irgi. Taip. Garso įrašas šitas ir čatai. Taip. Tai jeigu gali, tada man kaip nors atsiųsk, aš inkorporuosiu tada į skaidrės ir gerai. Gerai, tai ačiū, iki pasimatymo, Ačiū nes visiems reikia bėgti, kaip suprantu. Ingai, mano žentui, tai vadinasi ir man. Ačiū visiems, pasimatysim Ačiū Jums. kitą mėnesį. Ačiū. Taip. Iki. Ir malonaus visiems ir Viso gero visiems. visiems. Iki. Iki. Iki.